Esu Deividas. Aš Marija. Ponai choreografai. Beveik, nedaug trūksta iki laiko. Trūksta 4, turim 11. Aš tai senuosi iš galvos, bet man būtinai reikia muzikos. Aš užsileidžiu dainą, pagal kurią šokam, tada dėlioji ir žiūri, kas gaunas ir kas gerai atrodo. Taip, pagrindę pagal ritmą. Būna kartais neišeina tą dieną, grįžti namo ir tiesiog kažkas, asociacijos kažkokios siejas tiesiog. Taip gaunas. Atsikeliam. Ankstyvą rytą. Ankstyvą rytą, pavėluojam. Pavėluojam, būtinai pavėluojam į repeticiją. Būtinai pavėluojam į repeticiją, tada pasidarom apšilimą. Tada šokam. Iš pradžių be muzikos. Kartais stabdom ir taškuojam, kartais ne, tada šokam su muzika ir žiūrim, kas gausis. Labai įvairiai. Priklauso nuo muzikos pagrindė, nuo scenarijaus. Nuo to, ko režisierius nori. Kartais šokis gimsta per 10 minučių, kartais gimsta 20 šokio sekundžių per 4 valandas. Tai čia turbūt ir nuo nuotaikos, ir nuo įkvėpimo, ir nuo to, ko reikia. Visokia. Visokia. Yra sportinių, yra turbūt šiuolaikinio ir moderno kažkokių tai užuominų. O šiaip tai mes ką sugalvojam? Kas ateina į galvą, tas... Tai tą ir statom. Tai nuo kulno nėra, bet stilistikos konkrečios irgi. Čia mūsų stilistika. Čia mūsų stilistika. Tai viena jau yra vėlavimas, kaip sakiau, nes vėluoja visi ir mes ir visada. Tada pernai pastatėm šokį Midi himnui, tai bandysim šitą dalyką išlaikyti kaip šokėjų tradiciją ir tikimės, kad pavyks. Dar visi šokėjai švenčia visada mano gimtadienį. Kitą dieną repeticijos visada nebūna. Visada nebūna, tai irgi viena iš tokių tradicijų. Kas dar? Bandom eiti visą laiką po repeticijų kur nors kartu kažką, ar išgerti alaus, ar pasėdėti iš karto. Nu, toks turbūt pagrindinis. Sunkiausias klausimas. Aš nežinau, aš pernai sakiau, bet galiu turbūt ir šiemet tą patį pasakyti. Man atrodo, toks visai gal geras palinkėjimas. Aš visiems linkiu pajausti tai, ką jaučiam mes ant scenos. Ateikit geros nuotaikos ir pamatysit labai nuostabų renginį.